Labą dieną, esu šiandien Jonavoj. Šiandien yra sekmadienis. Vakar bandžiau pasimti kamerą, tačiau neišėjo. Už tai, kad kai bandžiau pasitikrinti, ar veikia, tai jinai neveikia. Tai maniau sugedo, bet pasirodo veikia. Šiandien įjungiau, žiūriu, oba, veikia. Okei, galvoju. Tai varau dabar į trasas. Labai karšta. Tai parodysiu, kaip šiandien važiuosiu. Labai daug jaunimo yra, kaip suprantu, nes jau man parašė į Messengerį. Tai tiek žinių. Sekantis video iš trasos bus. Nu ką, matau, Jonavos paplūdimys gyvas jau. Jau, kaip suprantu, daug kas maudos. Tai dabar minusas yra, kad nepasiėmiau šorto. Šiaip šokčiau ir aš išsimaudęs, nes dar neatlikiau, o jau man viskas, ragai, šakės. Noriu namo, nes belia kaip karšta. Noriu gulėti dabar paplūdimy, žiūrėti į dangų ir galvoti, kaip raidinu. Neraidinant. Tai Nu gerai, beveik atvažiavau. Nu ką, atvažiavau. Kol kas nieko nėra, bet kai suprantu prisirinkt. Esu su nauju amortiku. Tai keičiausias amortikas dabar. Tai dabar jau skrisiu. Tai konkrečiai. Tik žiauriai karšta, aš dar su tais armorais visais eiktas. Jau maniau šiandien be šarvų iš vis važiuoti, bet pradėjau galvoti apie tai, kad kas bus, jei prisiploso. Tada gailėsiuosi, kad nepasiėmiau apsaugų. Tai dabar reikia būti su apsaugom, karšta belia kaip, eikti savo, jaučiu numirsiu šiandien. Nu ką, prieš visas važiavimas reikia padaryti būtinai pusryčius. Nu nebūtina. Kas nori, tas nedarykit, bet aš darau, nes man reikia carbs, biški carbs. Biški carbs šaunu. Sumušteka, tai užvalgau ir varau rai. Nu ką, darau apšilimų į eskės, kaip visada, nes po eskio labai galima išjaust dviratį, kaip jį spaust, supras gali. Ir gerai apšyla kūnas ir tada žiūri, kad skrendi. Tai žodžiu, bandau apšilt. Sąlygos ahujienos. Oi, tuši. Tu savo kaip greit rieda. Nu ką, dar vienas apšilimo važiavimas. O kur mišakos? O kojų pozicija buvo labai bloga pas mane. Belia kaip bloga pozicija buvo. Dar vienas nusileidimas. Kas čia yra? Pedalai ne taip, o? Kurmi, vis ne taip kojas laikau. Kas čia yra? Ne taip vis kojas laikau. Jo, nes aš čia, kai atvažiuoju, aš jaučiu, kad kairė būna apačioj, man rodos, dešinė viršuj. Mistikai vyksta. Dėl to čia gerai eskę prasitreniruot, kol įpranti. Tai ko eina savo, kai karšta, jums tai gerai. Su maikėm, aš tai su armoru, karoči. Pizda. Nelabai kaip ir teko, tada oda. Kui mondrakeris, aš maniau su baiku tu. Tai taip ant ištvermės varai? Kui kietai. Bet taip lengva minti kalną. Tai aš tikiu. Žiauri. Aš tikiu, nes po downhillo. Jo. Tai o van su downhillu sunku. Belia kaip. Nahu kaip pavargau, eik tu, nahu. Nes da veidas tai jau varvės tai. Nu ką, dar vienas nusileidimas. Oi, aš tai net neminu.
Oi, blet. Kurm. Kaip pirštis nusimušiau. Eik tu. O, eik, aš jaučiau, kai galas man slidinėjo. Gal. Nu gerai. Atvažiuoju! Eik, tu sau, kaip blogai nepavažiuoju. Eik, tu sau, kaip blogai. O ką bus pirmas važiavimas? Mėlynos trasos, Blue Flow Trail. Čia dar nenoriu linksmintis, tai nevažiuos raudonas, nes Red for Fun Trail, va taip užrašyta. Šiandien kalba Davids. Ką? Oi, labai susigėdinęs matau. Ne. Gerai, nežinau, važiuojam? Jo. Važiuojam. Oi, važiavau neblogai. Kurmi kaip užmetė kreivai. Eik tu sau. Baisu. Nu, važiuojam. Dar vienas važiavimas. Oras labai karštas, trasos sausas. Atrodo, nematau per tas saulės visokias kelio normaliai, jeigu rimtai kalbant. Au! Eik tu sau. Čia rimtai? Rėksiu visą laiką kelią. Na tai gerai. Dar važiavimas. Palauk, čia labai baisu. Eik tu nafig, kai baisu jau. Eik tu nafig ant priekio, kaip ėjau. Dar vienas važiavimas, važiuoja Benas iš Kėdainių pirmas. Dabar važiuosiu aš už jo, nes visą kelią rėkė, sakė, tu lėtas, tu lėtas, tu lėtas. Mink! Ko tu nemini? O kur mes stabdyk? Eik tu nafig ant priekio jau. Eik tu nafig. Čia buvo kosmosas. Vienas važiavimas, važiuoja jaunimas. O, pastabdžiau. Blemba, kaip pastabdžiau. Per daug. Taip, susigadinau visą. Eik tu sau šiek nei medį. Susigadinau visą važiavimą. Eina savo.
Dar vienas važiavimas, vėl važiuos jaunuolis. Važiuos pirmas. Dabar aš važiuosiu už jo antras. Prasideda. Tai aš jį filmuosiu. Jo, tai važiuok kaip važiavai. Įsivaizduok, kad tai gaudo šunis, o tu bandyk pabėgti nuo jų. O, čiut nenukrito vaikis. O, kurmi, ką jisai čia daro? Per jį aš darau ir nesąmonę. O, kurmi, čiut nemirė. Aik to savo. Daug labai klaidų darei. Važiuoja. O, kaip gerai nurūko, šoko. Savo nurūko labai toli. Čia jo draugai. Čia. Nu va, rodo mum vipą. Ui, tu kaip nuojo. Čiut nemirė žmogus. Ateino prie naujo šuolio. Iš Kėdainių Vincentas atvažiavo, sako, čia naujas šuolis kažkoks. Jo. Jo. Gal galėtum papasakot plačiau, koks tai šuolis? Ką jame reikia daryti ir kur nusileis? Čia šokį ten leidus visą. Parodyk plačiau, aš nemačiau. Tai galiu pabandyti. Davai, pabandyk, peršok. Ką vyksta važiavimas? Važiuoja šaika. Nu ką, vyksta dar vienas filmavimas, atvažiuoja Benas su Vincentu kitų kampu. Ai, čia Jokūbas. Apgavo konkrečiai. Nieko, laukiam toliau. Taigi. Nu va, vyksta tęsinys. Atvažiuoja. Nu ką, tęsinys kitų kampų, atvažiuoja Benas su Vincentu. Tai čia ką filmuoju, tai čia yra Vincento pasakymas, kai prieš tai sakiau, davai, tipo, ar galėtum parodyti, ar jisai sakė, kad parodyti gali kaip pravažiuoti. Tai čia jo parodymas, kaip reikia šitą lainą važiuoti. Ir dabar jisai atvažiuoja, kaip supranta. Čia tave nutrenks. Pabandžiau, gavosi visai normaliai. Ką žinau. Jo, arbūzas va pafilmavo. Čia visi ploja. Čia karočią šventė vyksta, kai aš filmuoju. Tai va, čia buvo... Vincentas vėl važinėja. Jo, čia Vincentas ką tik vat užbaigė tą savo rodomąjį pravažiavimą tą lainą. Taip, be abejo. Jo, tai va, buvo kietai. Ačiū, kad žiūrėjote ir varau kitką pafilmuot, kitus raidinimus ir taip toliau. Tai va, čia naujas dalyvis. Nu ką, dar vienas važiavimas po visų pertraukų, po visų Vincento jumpline'o rodymų video. Pradedu ir aš važiuoju čia jumpline'ą. Važiuoja Benas ir Vincentas ir aš, Davidsonas. Tai tik nežinau, gerai, aš važiuoju pirmas, bet aš bijau. Visur būsiu lėtas labai. Jie mane spaus, aš bandysiu ignoruoti. Pala, aš dabar čia nežinau. Oi, tu nafig! Huba! Oi, tu nafig ant priečio jauška! Eik tu, na! Čia su to jumpline! Eik tu, nafig, nepavažiuoju! Visiškai! Nepavažiuoju visiškai. Vienas video, dabar važiuojam visi trys, aš važiuoju į galą. Iš galo ir rėkiu. Greičiau važiuok! Varyk! Mina!
Ai, tu nafig! Šoka! Oba! O, nukrito kaskadioras! Nukrito kaskadioras. Norėjo spaudimo. Gavo spaudimo netikėto. Dabar vaidina, kad kietas, bet iš tikro galvoja negerai, kad nukritau. Važiuoju toliau. Šoka. Oi, tu savo kojučių nepamirčiau. Ir tai baigėsi mūsų važiavimas. Važiuoja šaika, reikia žiūrėti, kaip važiuoja. Fu, kaip nulėkė greit. Aš bandžiau su šalmu viską užkadrinti. Jaučiu pavyko. Čia benas. Taigi negražu. Kas negražu? Ne, tai aš dabar tiesiog, aš prarėdėsiu, aš tipo net nevažiuosiu galbūt. Tai net nevažiuokit gal už manęs. Tikrai lėk. Gaunu, vaibūzai. Ne, nedaryk. Aikt. Ne, tai aš... Tai tu tai nevažiuok už manęs, palauk, kol aš vat išlysiu. Arba pravažiuosiu, nes aš tai, nu, nevažiavęs. Pravariau! Nu ką, važiuoju kitą lainą visiškai. Promo line vadinas. Ai, tu savo. Važiuoju su kėdainiečiu Vincentu, Mondraker MSXL, vienas kiečiausių bei greičiausių dviračių Lietuvoje. Vaidina kietą dabar. Tai aišku sakė, aš ir girdėjau šitą, tikiuosi ir jūs girdėjo, mėly žiūrovai, o dabar vyksta važiavimas. Esu nukvakęs labai, pavargau, karšta, noriu lėkt maudytis, neleidžia šaikas, sako, tu nesi vertas šio prūdo. Treniruoti, sako, reikia. Tai va, toks gyvenimas sunkus. Kartais turi mest kelią dėl takelio. Tai o aš šiandien mečiau ežerą, ar balą, ar tvenkinį dėl raidinimo. Ar jūrą, jo, nežinau. Nu, kad, nežinau, viskas, važiavam. Sekstu pokalbį, manom. Žaibuotis nori, žaibai. Po to Kaune tornadai siaučia, bet nuo tų žaibų. Kaip blogai! Oi, tu! Nafig, kaip blogai čia įvažiavau! Aik to nafig! Tai tu dasivėjai, kai aš esu feilinau? Jo. Aik tu! Vienas važiuoju su Kėdainių kontentu. Vincentu Vasiliausku, vienu greičiausių visoje Europoje bei Baltijos šalyse. Dabar prasideda antras važiavimas. Rogardenas. Ką, žinau, kas čia yra. Yra, nėra. Jam kažkas čia yra. Ai, tu savo, kai gerai nupučiau. Nu, kaip dabar? Labai
Ir va taip važiuoja dėdė downhilleris iš Kėdainių. Ne, tu Ieską iš Raudonos. Nu, iš Raudonos Ieską šalia. Jo, bet iš ten su tokiu pagreičiu neteisi, kaip mes ateisi. Tai dabar vyksta trečias važiavimas, ginčai vyksta su... Norėjau sakyti su Domeikavas, su Kėdainių kontentu vyksta nesutarimai, neapsisprendžiam ką važiuot. Tačiau minė už mano nugaros nusprendė, kad mes važiuot turim mėlyną trasą. Va, šitas berniukas patarė važiuot mėlyną trasą, tai va važiuosi mėlyną dabar trasą su Vincentu. Va, ir vėl man jie pritarė, kad mėlyną trasą važiuot. Važiuosiu, gerai. Benas važiuoja iš Raudonos į mėlyną. Varom? Ar bus tas Vincentas paskuoja? Kur Vincentai varai? Mėlyną. Dabar. Tai kur varai? О, блядь! Kol jūs nieko neveikėt ir žiūrit šį video, žinokit, kad aš miriau kiekvienas įklipdamas į kalną. Tai nėra lengvas būdas patekti startą trasos, tačiau verta, kai nori progresuoti. Tai va. Visų įdomumo dėliai va šitiek klipau kalną kiekvieną dieną. Tai šiandien jau, jei gerai apskaičiavau, tai koks... Bijau net pameluoti, bet jaučiu nemeluosiu. 2 kartus užlipo. Čia kažkoks nepažįstamas, fanas tikriausiai. Tikriausiai fanas. Tai va, šiandien užlipau kokius, nežinau, realiai su apvalinus. Nu, kaip čia kasose apvalina ten. Jei perki ten, pavyzdžiui, kai nusipirki už €43, moki €45. Tai va, aš ir va, užlipau realiai kokius 3 kartų, bet jei apvalinu, tai kokius 50. Karo, čia sunki dienelė nusimatė šiandien. Na, didesnė šūda nesidėjo. Tai va, to dabar... Laikint arbūziko tiktoką. Sakė, vakarė susikurs tiktoką, visi einam following. Būtinai. Kai čia renku fanus į YouTube'ui. Jokio tiktoką nebus. Kurkė. O dabar stabdau Visi filmavimą. rašykite komentarus, kurkis tiktoką. O dabar varau, karočią, raident. Varau raident. Traukinuku važiuosim, tai kažkuris išgaunam, tai gali. Nebus, tai visi viską matys, nu. Ir tada tu paskui mane varai. Nu. Nu. Nu tai va, dar vienas važiavimas, važiuojam dabar, karočią, Ašro Gardeną, Benas su Vincentu iš Kėdainių važiuoja mėlyną trasą iš Raudonos, Ofkemberio. Arbūzas daug kalba. Arbūzas daug kalba ir dabar bandysim visi susijungti tarp tos eskės. Bus vienas geras važiavimas su Jonavos. Vienas geras blydas su Jonavos Chebra. Nu ką, važiuojam? Oba! Pumpas! Oba! Oba! Oba, oba, oba! Ir susidurėm. Ne, tai nieko, tai tu važiuok. Tai ko tu nevažiavai savo lainu? Taigi nebūtum krešinės, viskas būtų buvę gerai. Eik tu savo lainą nepataikai. Ach tu nafi. Nu ką, viskas. Baigėsi šiandien treniruotės. Jonavos. Kameroje liko 9%. Dabar stoviu prie noriu sakyti kokią parduotuvę, bet nesakysiu kokią, nenoriu reklamos daryti. Tai vat, eisiu, apsipirksiu kažką gaivaus, galbūt skanaus, galbūt saldaus, nežinau. Privalgysiu ir varysiu į traukinį ir lėksiu po to namo. Ir taip užbaigsiu šiandien video iš Jonavos. Tai va,
Tai vad, gailėkitės, kas neatvažiavot. Ir nežinau, ir gailėkitės, nu. Nes labai gera diena buvo, labai geros treniruotės buvo, viskas labai achujenai buvo. Tai vad, tiek žinių. Ir noriu padėkoti Traškai Braškai geriausiam Kaune servisui, kuris randasi Panerių gatvė 51, kad uždėjo man naują amortiką. Labai geras. Tai labai geras, achujenas ir važiuojasi daug geriau. Priekis viskas stabiliau, bei veikia stabiliau. Ir dabar yra taip man karšta, kad man net sunku mintis dėlioti ir sunku pasakoti. Tai va, tai Traška Braška geriausias servisas Kaune. Tai pas ką dviračiai nėra tvarkingai. Nepagailėkite kelių euriukų, nuveškite ir jums bus jas sutvarkyti labai kokybiškai ir labai gerai. Tai va, ačiū už dėmesį ir baigiau video. Iki kito karto. Su jumis buvo aš, Davidsonas. Ir dabar jaučiu grįžęs į Kauną lėkstu sportuoti. Tai va, į sporto video nekeliu, nes vis sakau, kad stovo neturiu kameros, tačiau, nu, ką žinau, parašykit, ar jums įdomu bent žiūrėti, kaip aš sportuoju. Jei įdomu žiūrėti, kai aš sportuoju, tai galbūt pradėsiu vėl dedinėti video, kaip sportuoju. Tai va, viskas. Iki kito video. Iki. Sveiki, sugrįžę į Deivido laivą. Vlogą. Pavogėm Deivido dviratį. Deividas Lylė, perkas kebabų. Sakė, nebenori raidint. Geriau sakė valgyt. Ką žinau. Labai blogas dviratis šiandien. Va, visas subraižėtas. Suvarytas visiškai, ne? Belenkai. Papasakok, kur Deividas. Ką? Kur Deividas? Lydlė, Va, perkas ateina. kebabus. Tinginiauja. Mes nieko nevalgom, badaujam. Va, ateina. Nesimano valstyba turbūt. Jo. Va, gražus dviratis šitas labai. Interviu. Grįžau aš po parduotuvės. Neminėsiu kokią parduotuvę, nes tai bus reklama. Lidlas. Ką? Aš tai nežinau. Aš nežinau čia kokią parduotuvę. Nežinau. Tai va, nusipirkau atsigert. Foną. Kebabų prisipirko. Ne, nusipirkau. Ieškojau šaukštelių, bet supratau, kad neturiu laiko šaukšteliams, nes kasoj nebuvo eilių, tai pasirinkau trumpesnę eilę nei šaukštelio ieškojimas 3 valandas. Tai nusipirkau Magnum ledų, nes man trūksta magnio. Tai va. Gerai, varom, nes nespėsim į traukinį per Nusipirkau tave. High Protein gėrimą. Reklama. Tai nėra reklama. Šūdas. Ir jei atvirai, tai čia nėra jokio proteino, čia vien jovalas, vien šūdas. Tai nieks negerkit ir skatinu niekam nepirkti tokių šūdų. Aš nusipirkau tik tam, nes man trūksta šią minutę energy. Tai aš galvau, šausiu biškį šūduko, kad gaut kalorijų, kad kūnas atsistatytų ir turėčiau energijos. 1% liko. Ir kad turėčiau energijos likusiai dienos dienai, nes lėkčiau sportuoti. Šūdą